Ką norėčiau turėti šituose susitikimuose, tai yra, kad vienas iš narių, kuris prisijungia kartą per savaitę, galėtų skirti savo prisistatymui šiek tiek daugiau laiko, gal pasiruošti kažkokią mini prezentaciją 2-3 skaidrių ir pristatyti, ką veikia. Kadangi čia pirmas toksai aplamai susitikimas, tai aš pabandysiu padaryti tai šiandien ir bandysiu papasakoti, ką aš darau ir kas yra AI Masters Apps ir aplamai kas yra per AI Masters brandas. Aš dabar pašarinsiu skryną, o po to mes galėsim turėti diskusiją. Kadangi spotlightą aš pasiimsiu šiandien pats susigalvojau, tai pats ir pabandysiu pavyzdį kažkokį duoti. Kaip minėjau, dirbu 26 metus su skaitmeniniais projektais, esu AI Masters Agency įkūrėjas, sukūrėm ją 23 lygtai gale, ar tai 22, bet aš iki šiol neatsimenu, kurie metai tai buvo. Dabar visgi perėjau į tą kitą tokią prizmę AI Masters Apps ir šiandien norėsiu šiek tiek daugiau papasakoti apie tai. Su interneto labiau skaitmeniniais produktais iš esmės susijęs esu beveik visą savo gyvenimą. Kūriau mokymų platformas, mokymus, turėjau paskutinį startupą, ten 20 žmonių turėjom, darėm mokymus ir tikslas buvo tiesiog ištraukti žmonių galvų žinias, nesvarbu apie ką jie ten turi, mašinos, NT, čiužiniai, automatizavimas, turėjom su startupais labai daug projektų, būtent apie startupus, pats praleidau po to beveik 7 metus fundraisingo srityje, nes pats pasireizinau pinigus, blogom sąlygom ir po to labai skaudžiai man tai kainavo, dar iki šiol kainuoja. Tai norėjau išmokti, kaip nedaryti tų pačių klaidų. Ir dar turiu tokį AI Masters Voice.com, tai jeigu mėgstate podcastus paklausyti, esu padaręs, nežinau, 8 ar 9 epizodus, kadangi laiko daug ėda ir ten nebuvo jokių rėmėjų, tai kol kas nedarau, bet pašnekovų yra ir labai įdomių. Viskas anglų kalba tenai. Ką aš noriu papasakoti šiandien, ką aš darau, tai yra AI Masters Apps, iš ko tai atsirado, kodėl to man prireikė ir ką aš siūlau kitiem. Aš tiesiog noriu papasakoti, kodėl tai yra. Aš pats esu digital marketingė 17 metų ir atėjau į marketingą iš inžinieriaus pozicijos, tai yra aš kūriau produktus, skaitmeninius, kūriau sistemas, pats esu sistemų inžinierius ir hardware inžinierius. Geekas biški. Tai ir kažkurio momentu mes sukūrėm dar WordPress'o, man atrodo, tais laikais dar nebuvo, ar dar nebuvo išpopuliarėjęs, ten buvo pradinės versijos, tai mes susikūrėm savo CMS-ą, kuris po to dar daug metų dirbo ir visai neblogai dirbo. Ir kažkurio momentu ateini iki to momento, kaip dabar mums reikia tą produktą įnešti rinką. Kaip čia darote žmonės? Ir pradėjau jau gilintis, kas tas digital marketingas ir taip toliau. 17 metų forward, turėjau keletą agentūrų, turėjau SEO agentūrą, turėjau PPC agentūrą, tada video keletą projektų ir mano mintis buvo tiesiog, aš visą laiką mąsčiau kaip inžinierius, kur ateini tiesiog ieškai sistemų. Jeigu sistemos nėra, o marketingė pastebėjau, kad ten visiškai koks trendas ten visi eina, o socialiniai tinklai, o ten PPC, o ten kažkoks tai, nežinau, VR-as koks nors, arba o dabar automatizacijos kaip trendas ir taip toliau. Ir visi mėtosi, bet tokio kažkokio tai struktūros niekada nebuvo. Prieš keletą metų sukūriau tokį Digital Marketing Blueprint, jeigu kam bus įdomu, galėsiu atsiųsti, yra PDF-as sudėtas, kur tiesiog padariau ciklą, kaip marketingo ciklai turi vykti, kas į tai įeina. Ten vieną klaidą, kurią dariau 10 metų, išmokau, tai yra, kad pirmas dalykas nesigilink į tai, ką tu nori parduoti, o gilinkis, kam tu nori parduoti ir kas bus pirkėjas. Tai čia mano didžiausia klaida, tai norit pasiimkit. Pirmas dalykas, ką reikia žinot, su kuo tu norėsi dirbti. Ir žiūrėti, kas jie tokie yra, o tada jau pritaikyti produkto pristatymą tai auditorijai, bet ne atvirkščiai, kad turim produktą ir tada ieškom auditorijos ir tada kažkaip tai ant produkto lipdom auditoriją. Mano pagrindinė mintis, ypatingai būnant marketingė, buvo tai, kad dariau, tu esi marketingė, tikrai keletą metų stebėjau, darai įvairiausius dalykus ten nuo video ir taip toliau. Ir pats žinai, kiek tų įrankių pradeda augti, kai, oi, čia norim reklaminę kampaniją ten pasileisti, o ten socialiniai tinklai yra, o ten, žiūrėkit, jeigu dirbi tik su Meta, bet pasirodo turi ten 20 sub-accountų visokių ir taip toliau, kuriuos reikia prižiūrėti. Ir tiesiog tas žvėris, kaip aš vadinu, skaitmeninis, jisai labai išauga ir pradedi nebematyti, kur jo pabaiga. Ir aš, aišku, ieškojau įrankių,
kurie būtų po kuo mažiau stogų. Nes, žinote, kuo daugiau stogai, tai aš vadinu atskiras sistemas. Ten sistema ten, duomenys ten, sistema ten, duomenys ten, tada įmi Zaperį, Meiką, NITen ar dar kažką, bandai klijuoti tokį Frankenstacką, kaip aš pradėjau vadinti, po mėnesio jau nebeatsimeni, kokių automatizacijų prisikūrė, kaip ten kas veikia ir kur važiuoja. Ir ypatingai dar, jeigu yra atskiros sistemos, vienoje kažkas pasikeičia, nes jos atsinaujina, tai kitoje viskas jau sugriūna, nes tu nespėjai pritaikyti. Ir mano mintis buvo, o kaip galima būtų turėti bent jau kažkokį, nežinau, 70-80% pagrindą po kažkokiu vienu stogu, kur ir duomenys visi prieinami ir toj pačioj sistemoje matomi, galima viską automatizuoti, kur būtų ir emailai, ir galbūt svetainės, ir gal CRM-as, ir ten opportunities valdymas, ir dar memberių kokių nors tenai sistemos ir taip toliau. Tai nuo kokių 2015 metų aš to ieškojau ir visą laiką bandžiau suklijuoti tą dalyką, bet tai buvo visą laiką background'e. Ir kai konsultuodavau klientus, irgi tai būdavo backgroundinis dalykas, nes tave samdo ne dėl sistemų, ten marketingo strategiją sudėlioti ir taip toliau. Bet po to pamačiau, kad beveik kiekvienas projektas žlunga, kai jie nežino, kokie toolsai pas juos yra, jie nežino, kokie žmonės moka naudotis tais toolsais ir panašiai. Tada tiesiog projektas sustodavo ir mes negalėdavom pajudinti dalykų. Ir prieš porą metų aš atradau vieną sistemą ir man patiko jų modelis. Aš pradžioje nepatikėjau, galvojau, dar vienas all-in-one solutionas. Aš ant šitų solutionų jau esu išleidęs virš 100 000 ir daug metų testuodamas virš kelių šimtų sistemų. Ten nuo quizų kūrimo iki ten beleko. Ir jas lipdydamas visaip. Ir tikrai turėjau tokių visokių baisių sujungimų, tokia kaip su izoliacija suklijuotų dalykų. Ir prieš porą metų pamačiau, yra viena sistema ir ar galima būtų ant jos, tarkim, perkelti. Ir pavyko. Ir sakau, pradėjau taupyti kompanijom po 15-20 tūkstančių per metus, vien tik tai dėl to, kad viskas po vienu stogu, visi duomenys prieinami ir taip toliau. Ir užvadinau tai AI Masters Apps ir padariau tokią kainą, kuri, jeigu rinkoje jūs norėtumėte įsigyti šitos toolsus, iš esmės jie kainuoja apie 20 000, jeigu jums reikėtų visą tai nusipirkti atskirai. Ir aš jau nekalbu apie kainą, kai reikia juos sujungti tarpusavy, kad duomenys pradėtų vaikščioti. Iš to ir gimė po to DAPE sistema, kurią pristačiau tai klube. Tai šitoje sistemoje, kas yra pagrindas, tai yra marketingo. Iš principo visi įrankiai nuo CRM-o, opportunities valdymo, tai yra sales pipeline kūrimas, visas mail marketingas, nes aš anksčiau naudojau ir beveik 10 metų naudojau Active Campaign šitam dalykui, automatizavimui ir panašiai. Ir po to perėjau į šitą sistemą. Ten yra visi dashboardai, kurius galite bet ką susiasmeninti, bet kokį dashboardą iš bet kurios dalies šitos sistemos. Jeigu mes kalbam apie e-commerce, arba mes kalbam apie, nežinau, kokius survėjų užpildymus, ar formų užpildymus, ar chatbotus netgi, beje, čia yra visas pilnas paketas AI toolsų. Pavyzdžiui, labai greitai galima, dar jau vakar biškį minėjau, kad jeigu greito chatboto reikia, šitoj sistemoje tiesiog įkėlė į knowledge base, pasiėmė į kodą, įmetė į svetainę, viskas veikia. Svarbiausia, ką reikia turėti, tai knowledge base. Ir šitoj vietoje reikia daugeliu žmonių suprasti, kad ne AI toolsai arba platformos case viską, kaip veikia visą tai, bet jūsų knowledge bases. Nes jeigu turit knowledge base, bet kurioje sistemoje jūs greit uploadinat ir jau paleidžiat. Bet didžiausia problema, kad dauguma verslų neturi knowledge base'ų pasiruošę. Ir ten yra, aišku, dar vienas fainas dalykas, kad ne tik chatas, bet tą patį chatą galima paversti voice chat. Tai tiesiogiai paspaudi ir per webą kalbėsi su tuo pačiu chatbot. Ir jisai atsakinėja pagal tavo knowledge base, yra nustatyti tam tikri tikslai, ką reikia padaryti. Jis gali užbukinti tavo kalendorių, nes ta pati sistema yra įdėti, paleisti kažkokį automatizavimą, workflow'ą viduje ir panašiai. Ir po vienu stogu visko neįmanoma turėti ir visos platformos turi apribojimus. Dar šalia esu paleidęs atskirai privatų serverį, kuriame sukasi NITenas, Postgres, duombazė, Fin, čia panašiai kaip Notion analogas ir panašiai. Ir dar mintis yra paleisti dar kokie 20 open source'inių toolsų, kurie iš esmės galėtų pakeisti visą kitą, kad pilnai galima valdyti verslą.
Ir čia galima arba turėti pas mane, tai nieko papildomai nekainuoja, arba jeigu reikia patys savo serveryje susikūrėt, arba jeigu reikia kaip paslaugą siūlau ir sukuriu tokį serverį, kuris jau patys valdote savo duomenis, turite savo cloudą ir panašiai. Ir tokį sprendimą aš parduodu už 160 eurų per mėnesį. Tai jeigu palyginsit su bet kuriuo CRM ir panašiai, jūs jau brangiau mokate už vieną įrankį. Tiesiog norėjau pristatyti, jeigu kažkam šitas sprendimas būtų įdomus, susisiekit, papasakosiu plačiau, kaip galima būtų pritaikyti jūsų versle. Ir toliau dar kuriu tą Tape platformą. Visi iš jūsų girdėjo tą pranešimą antradienį, tai nieko nesikartosiu. Čia nemokamas įrankis. Imkite, naudokitės, kad aplamai suprastumėt, kokią infrastruktūrą turit pas save ir kiek jums tai visą tai kainuoja. Tai tiek iš mano pusės, o dabar galim padiskutuoti. AI Masters apps, helping small teams run smoothly, grow faster, scale cheaper, and stay ahead in the age of AI. Running a small business today often feels overwhelming. You got customer contacts in one place, emails in another, social media accounts scattered on different platforms, and none of them talk to each other. You waste time, energy, and money trying to manage all these disconnected tools. AI Masters apps brings everything together in one connected digital ecosystem. Instead of juggling different apps, you get all the essentials in one place. CRM to manage your customers, email marketing and newsletters to stay in touch, calendar for easy booking, marketing automations to save time, social media management to stay visible online. And in total, over 70 tools and features that businesses need every single day right at your fingertips. And here's the best part. You're not limited. Invite as many team members as you want. Capture unlimited leads and grow without worrying about extra costs. If you need advanced custom integrations, you are covered too. With our bonus no-code AI tools, you can connect to any system with an API and even create your own AI agents tailored to your business. When I started AI Masters Agency, I didn't have the right tools. I lost the precious time and momentum, trying different platforms that just didn't fit together. That's why I created AI Masters apps, to give business owners like you the tools I wish I had from day one, along with the clear educational resources so you can integrate them into daily business life quickly without needing deep technical expertise. Instead of being stuck with scattered apps and costly limits, imagine one smart system that grows with you, saves money, and get your business ready for the AI future. Now you have two options. If you're ready, choose a plan today and you can start using the system in less than 24 hours with our step-by-step self-onboarding process. Or if you would like to explore first, book a free discovery and demo call with me. Together, we will walk through everything and see if this solution is the right fit for your business. AI Masters apps, helping small teams run smoothly, grow faster, scale cheaper, and stay ahead in the age of AI.